Hare Krishna. Welcome everyone, unfortunately, to the very last day of the Baltics Winter Festival 2016. Žiemos 2016 metų žiemos festivalio paskutinė diena. Haribol. Well, we hope you've enjoyed the festival so far, and we haven't finished yet, so we got lots more nectar coming today. Tikėsimės, kad jūs pasidžiaugiat pakankamai šito festivaliu ir dar paskutiniai akcentai ir paskutinė diena užbaigti festivalį tinkamai. The program, of course, is on the little notice there and posted here and there around, so you can know who's giving class at what times. Ir informaciją apie šiandieninės dienos programas jūs rasite skelbimuose, kurie, kaip jau įprastai, iškabinti visur. Srimad Bhagavatam class is being given by His Holiness Bhakti Bringa Govinda Maharaj. Haribol! Srimad Bhagavatam paskaitą skaita jo šventenybė Srila Bhakti Bringa Govinda Maharajas. Haribol! Again, if you don't mind me mentioning about Padayatra 2016. Ir jeigu jūs nieko prieš, mes dar kartą jums priminsime apie 2016 metų Pabaltijo Padajatrą. June 13th to 19th. Birželio 13-19 dienomis. You're all invited. Visus kviečiame dalyvauti. It's a really wonderful occasion, traveling around doing Ratha Yatra and Harinam all over Lithuania. Tai puikiai dvasinė veikla, transcendentinis užsiėmimas, keliauti po Lietuvą su Ratha Yatromis ir dalyvauti Harinamuose. And it's the last day opportunity to give a donation for the Padayatra. Ir šiandien jums paskutinis šansas, paskutinė diena dar paaukoti Padayatros biudžetui. And we're only, about 300 euros short of the total collected last year. Ir mums trūksta dar 300 eurų nuo viso biudžeto, kurį paskaičiavus mes praeitais metais išleidome. Give 10 euros, give 50, give 100. Duokite 10, duokite 15 eurų vienoj kupiūroj ir bus labai gerai. To Ananda Gaurangi Devi Dasi. Hare Krishna. Gaurangi Devi Dasi, jinai laukia jūsų dosnybės apraiškų. It's all appreciated very much. Taip, jūs visi būsite palaiminti. So now let me just check. Just одна минута, пожалуйста. Akimirksnis suderinimo. Spoke about it 5 minutes ago, and that was the understanding. But if you prefer not, then you can give a class. Wait a second. Another fourth great truth. Whatever they tell me, dance, sing, whatever. So you're going to give classes? Well, you decide. Me decide.
So, Taigi gerai, reklaminė pertraukėlė. Vasaros Vaišnavo festivalis. Vyks rugpjūčio 5-11 dienomis Vasaros Vaišnavo фестиваlis. Летний фестиваль в августе 5-11. Таги, обратите внимание, что летний фестиваль переносится на август 2016 года. Vyks čia, Vasaros festivalis vyks čia, Dubengiuose, bus 2 salės, pandalas turbūt bus didžiulis pastatytas ir bus šita salė papildomoms seminarams, paskaitoms ar kirtanų salė čia bus. Taip ir be abejo garantuoja organizatoriai, kad vaikams bus užimtumas 200%. Taip. Jiems bus atskira programa, vaikų festivalis Vasaros festivalio rėmuose ir bus daug kirtonų, daug svečių, o be abejo visa konkreti informacija, jūs jau žinote svetainės pavadinimą summerfestival.lt, ten po truputį atsiras turbūt visa registracija ir visos detalės, kas dalyvauja, kokie svečiai pakviesti ir taip toliau. На летнем фестивале будет 2 зала, один большой пандал где-то выстроится, и здесь зал этот будет для киртанов и дополнительных семинаров. Для детей будет специальная программа отдельная в летнем фестивале. Официальный язык летнего фестиваля, наверное, будет русский язык, как и в прошлом году, наверное. Вот, не так, как зимний фестиваль. Да? И да, приглашаем всех. Kviečiame visus. Gerai? Haribol, Haribol. Ar visi dalyvausite? Ir dar atsivešite draugus, šeimos narius ir piliečius. So this morning, devotees, Taigi, šį rytą, brangus atsidavusieji, special nectar. ypatingas nektaras jūsų laukia. Srimad Bhagavatam class is given Šrimad Bhagavatam paskaitą skaitys by His Holiness Bhakti Swarup Chaitanya Swami. Litovsky Izik. pakliuvau, Haribol. prisišnekėjau. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Oh. Brangus Bhakti, dar vienas trumpas pranešimas. Jo šventinimės Bhakti Chaitanya Maharadžo mokinių, kandidatų ir geranorių susirinkimas Daršanas bus 10:30, prasidės gūrų korpuse, 4, kur gūrų gyvena 2 aukšte, kaip ir pernai, kaip ir užpernai buvo. Для всех учеников и кандидатов и благожелателей его святейшества Бхакти Чайтанья Махараджа сообщение сегодня 10:30, общее собрание, Даршан, это будет в гуру корпусе, 4 корпусе прямо первый, на 2 этаже, как и в прошлом году, позапрошлом. Приходите, пожалуйста, 10:30. Харе Кришна.